Sveiki gyvi, čia teisėjo komentaras. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Ar būna dėkingų bylininkų? Tokį klausimą šį kartą nagrinėjame. Pasakyti ačiū už puikiai atliktą darbą, regis yra įprasta ir natūralu. Tie, kurie mums vienaip ar kitaip padeda, sulaukia nuoširdžios padėkos. Gydytojai už rūpinimąsi mūsų sveikata, pedagogai už suteiktą žinias, paštininkai už atneštą į namus pensiją. O teisėjai taip pat yra tie žmonės, kurie, galima sakyti, daliai visuomenės padeda spręsti problemas, atgauti skolas, nutraukti santuoką, pasidalyti turtą ir apskritai įvykdyti teisingumą. Apie tai, ar teisėjai sulaukia padėkos už savo darbą. Šiandien kalbamės su Panevėžio apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininku Laimantu Misiūnu. Laida parengta bendradarbiaujant su Nacionalinė teismų administracija. Sveiki, pone Laimantai. Labadiena. Atstatyti teisingumą nelengvas, didelio kruopštumo ir atidumo ir žinių reikalaujantis teisėjo darbas. Neretai ieškant teisingiausio sprendimo teisėjo neapleidžia mintis apie bylą net ir pasibaigus oficialioms darbo valandoms. Ar teisėjas galiausiai suradęs tinkamą sprendimą sulaukia padėkos iš bylininko? Mano manimu, teisėjas ir neturėtų laukti padėkų iš dalyvaujančių bylose asmenų už tinkamai išnagrinėtą bylą, nes tai yra tiesioginė teisėjo pareiga, jo darbas. Atkreipčiau dėmesį, kad teismas yra labai specifinė institucija, kuriai konstitucija suteikia išskirtinę teisę vykdyti teisingumą, o teismuose nagrinėjamuose bylose dalyvauja priešingų interesų turinti žmonės. Pavyzdžiui, nukentėjusysis ir teisiamasis, pinigus paskolinės ieškovas ir pinigų negrąžinantis atsakovas, arba negalintis geruoju pasidalyti turto besiskiriantys sutuoktiniai. Todėl teismų priimti sprendimai labai retais atvejais patenkina visus dalyvaujančius byloje asmenis. Visą tai žinodamas aš kaip teisėjas, manau ir mano kolegos, nesitikime ir nemanome, kad kažkuris iš byloje dalyvavusių asmenų tartų mums padėkos žodžius. Mums daug svarbiau, kad žmonės labiau pasitikėtų teismais. Bet ne visi proceso dalyviai lieka patenkinti bylos baigtimi. Ar teisėjams po posėdžio tenka išklausyti ir priekaištus? Paskutinio laikotarpio tendencija, kad civilinėse bylose išklausyti teismo sprendimo ar nutarties ateina labai mažas skaičius bylose dalyvavusių asmenų. Jie negaišta tam laiko, o paprastai paskambina į teismo raštinę ar teismo posėdžio sekretoriai ir sužino bylos rezultatus. Todėl civilinių bylų teisėjai turi mažiau galimybių išklausyti padėkos žodžius ar priekaištus. Per mano gana ilgą 23 metų teisėjo darbo stažą yra tekę tik keletą kartų girdėti nepatenkintų bylininkų piktas replikas, bet dėl to niekada nepykau. Teisėjai supranta, kad žmonės bylinėdami teismuose turi tam tikrus tikslus, lūkesčius dėl bylos baigties. Todėl pastariesiems neįsipildžius ar nepilnai įsipildžius žmogus išreiškia savo nepritarimą teismo sprendimui. Jeigu teismo sprendimas palankus, tai natūralu, kad jį išgirdęs asmuo džiaugiasi, dėkoja teismui, tvirtindamas, kad vis tik teisybė yra. O tam, kurio atžvilgių sprendimas nepalankus, dažniausiai nusimena, lieka nepatenkintas, todėl sako priešingai, kad teisybės nėra. Pastaruoju metu atliekamos įvairios apklausos, kurių tikslas įvertinti teismų darbą. Šių apklausų rezultatai rodo, kad žymiai geriau teisėjų darbą vertina tie asmenys, kurie tiesiogiai dalyvavo nagrinėjant jų ginčą teisme, negu tie, kuriems teisme apskritai lankytis neteko. Kaip manote, kuo būtų galima paaiškinti tokį nuomonių išsiskyrimą? Mano tokia subjektyvi nuomonė būtų, kad asmuo tiesiogiai dalyvavęs teisme ar kaip bylos šalis, liudytojas, pagaliau žiūrovas savo akimis įsitikina, kad teismas tikrai nėra pragaras. O teisėjai lygiai tokie pat žmonės, kuriems pavesta vykdyti teisingumą. Todėl šių asmenų įspūdis iš teismo dažniausiai būna teigiam, nežiūrint net ir tų aplinkybių, kad teismo sprendimai tiems asmenim kartais gali būti ir nepalankus. Jūsų minimi asmenys, kurie turi neigiamą nuomonę apie teismus, teisėjus, tačiau patys asmeniškai nėra buvę teisme, neigiama nuomonė dažniausiai susiformuoja iš žiniasklaidos. Nes žiniasklaidoje, kaip taisyklė, aprašomi dažniausiai blogi teismų veiklos faktai, padaromos neigiamos išvados. Negalima tvirtinti, kad aprašyti žiniasklaidoje neigiami faktai apie teismus yra neteisingi. Dažnai jie yra teisingi, tačiau žiniasklaidai nuolat akcentuojant vien neigiamą teismų veiklos pobūdį, natūralu, kad visuomenės dalis, asmeniškai neturėjusi jokio kontakto su teismu, ir susidaro neigiamą teismo įvaizdį. Paskutiniu metu teismai
aktyviau prisistato visuomeniai, pateikia savo veiklos ataskaitas, organizuojamas moksleivių ekskursijos teismuose, kuriuose paaiškinama teismų darbo specifika, patys teisėjai dalyvauja televizijos, radio laidose, pasisako spaudos leidiniuose. Manyčiau, kad artimiausiu metu teismų įvaizdis visuomenėje turėtų pagerėti. Dėkoju pašnekovui, priminsiu, kad kalbėjausi su Panevėžio apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininku Laimantu Misiūnu. Dėkoju klaususiems mūsų ir atsisveikinu iki kitų kartų.